Su jumis OX Trade ir šiandien pakalbėsime, jeigu jums kyla klausimas, kas čia vyksta su kripto rinka, ar dar ilgai dampinsim, ar jau reikia pirkti, ar kas čia, ar aplamai kas čia vyksta. Tai pasistengsiu šiandien jums aplamai atsakyti visus šitus kylančius klausimus. Kažkaip neišeina kalbėti normaliai. Jo, tai pradėkime, ne? Tai Bitcoinas. Realiai, imant visą vaizdą nuo all time high'us, ne, tai nuo 136 tūkstančių iki dabartinės kainos, ne, tai galima į visą šitą dalyką įvardinti kaip 5 wave move down, ne, tai kas aplamai yra tie 5 waves move down, ne, tai yra realiai impulsinis judėjimas į apačią, ne, kas signalizuoja, ne, galimai tolimesnę ateitį dar toliau į apačią, ne. Nes realiai marketas juda dviejais būdais, ne. Tai aš to tiesiog truputį edukacijos, ne. Tai arba juda impulsų, arba korekcija, ne. Tai realiai, jeigu gaunam impulsą, tai galimai gausim korekciją į viršų, po kurios seks dar vienas impulsas į apačią, ne. Ar tas impulsas bus trečias veivas, ar bus tiesiog didesnės ABC korekcijos, tiesiog korekcija, ne, ta prasme, ABC, ne, tai čia jau detalės, ne, yra, ta prasme, tai nelabai gilinsimės dabar. Bet jo, tai laikas parodo iš esmės, ką turėjau omenyje, ne. Jo, tai ką turiu omenyje, tai va, turime move down, ne, impulsiškai. Ir koks kitas galimai tolimesnis bitkoino judėjimas gali būti. Tai aš manau, kad šitam visam mėlynam boxe, ne, aš jau pradėjau bildinti swing long poziciją, iš esmės asmeniškai. Jo, tai dabar turiu local entry, iš esmės, tai entry yra šičia, stop lossas šičia, ne, targetas, to pakalbėsime apie targetus. Jo. Atsiprašau, atsiprašau. Jo, tai targetas yra minimum targetas B-kojos, ne, tai turėtų būti 0,382 Fibonacci's paimtas nuo swing high, all time high iki dabartinio current low. Ir jo, bet tai yra minimum targetas, bet dažniausia vieta, ne, tai yra 786, 0,5 iki 786, ne, 618, jo. Tai jeigu žiūrint procentais, tai realiai bitkoinas nuo dabartinio low, tai minimum turėtų pakilti apie 25, vidutiniškai kur pakyla, tai yra 35, nu, reikia 50% move up, ne. Tai kol aplamai gal turi tokį klausimą, ką aš su šitą informaciją galiu daryti, ne. Tai pirmas dalykas nėra finansiniai patarimai, ne, tai yra tiesiog mano įžvalgos, ne. Ir jūs jas, žinau, prisitaikykit kaip norite, ne, nežinau, kaip gal jūs, tarkim, turite spot kažkur, ne, prisipirkę, ne, ir nespėjot selinti topą, ne, ir dabar galvojat, o, blemba, čia dabar jau, ir nežinau, all time high'us yra 40% dumpas, aš 40% praradęs pinigų esu, realiai nerealizuota, ne. Ir kada bus artimiausia galimybė man išeiti iš marketo, ne, ar mes aplamai dar kilsime į viršų, ne, tai jo, aš tiesiog sakau, kad yra galimybė pakilti iš tų vietų, ne, tai realiai nuo 100 tūkstančių iki 115 iki vartiek tūkstančio, ne. Tai jo. Kitas variantas, čia yra bearish variantas, ne, kad realiai mes gausim tokią struktūrą, ne, galim iš tikrųjų panaudoti netgi tokį įrankį, yra TradingView bars patternas, ne. Tai jeigu bus viskas bearish, ne, tai va galim tikėtis kažkokio tokio move up, ne. Korekcinio judėjimo, taip sakant, paimant tiesiog šitos
paimant tiesiog šitą visą struktūrą, ne, kas įvyko, ne, ir tiesiog perkeliant čia ir šiek tiek ištempiant, ne. Jo, nes lyginant tiesiog pagal simetriją, ne, šito viso move down su šitu visu galimu move up, ne, žiūrim biškai simetriškai. Jo. Tai tai jo, tai va, ką turiu minty, čia būtų bearish variantas, ne, kur galimai bear marketą low surastume kažkur galimai šičia, ne, kol kas labai sunku indikuoti, kur galimai bus tas bear marketo bottomas, ne, kol mes nepadarėm to realiai šito topo, ne, ta prasme, kol kas nėra įmanoma tiesiog to numatyti, ne, tai va, visi, kas sakys, o, bottomas bus ten, tai nepisėja proto, nes jie tiesiog nežino to. Ir aš kol kas to nežinau, to ir nesakiau, ne, preliminariai, jo, tai turim čia tiesiog šitoje vietoje neturime neblogą supportą, ne, po to galima imti ir šitą range, ne, naudojant volumo profilę, ne, šiaip visus šitus įrankius, kaip jais naudotis ir panašiai, tai mokinu tiesiog Discordo kanale. Jeigu norit prisijungti, ne, tai būkit mano guest, prašom, paliksiu linką apačioje. Jo, tai pakalbėkime apie bullish variantus, ne, tai realiai bearish pasakiau, ne, savo pusę, ne, tai pakalbėkime apie bullish variantus, ne, tai ir manau, kol kas dar prieš kalbant apie bullish, ne, tai supportas yra realiai nuo 74 500 iki realiai 60, nu, iki 67 tūkstančių, ne, tai jo, tai yra, jeigu dar tiksliau, ne, tai sakyčiau 70 tūkstančių psichologinis levelis ir value area height praeito range, ne, ir point of control praeito range irgi, tai būtų 67 500 give or take, ne, plus minus. Jo, tai tokie būtų jau tikslesni leveliai, ne, bet iš esmės čia yra tokia didesnė zona. Tai jo, gerai, dabar einam prie bullish varianto, kas būtų, jeigu, ką mes norėtume pamatyti, kad paimtume all time highs, ne. Tai jo, tai mes norėtume iš esmės pamatyti vietoj šitos struktūros, 3 bangų struktūros, ne, apie kurią rodžiau, ne, norėtume pamatyti 1, 2, tos 3 bangos struktūros kontinuacija, aš nežinau, kaip continuation, angliškai nežinau kaip lietuviškai, ir ta korekcija, ir tada dar vieną move up, ne. Tai indikuotų visą šitą, kaip pavyzdžiui, čia yra, ne, 5 struktūrų, 5 veivų, 5 bangų judesys į apačią, ne, tai čia indikuotų tiesiog 5 veivų judesį į viršų, ne. Ir kitas labai svarbus aspektas, ne, kad gautume 3 bangų korekciją į apačią, ne, ir tada kažkokį move up, kuris overlapintų, invalidatintų, taip sakant, padarytų negaliojantį scenarijų 3 bangų struktūroje, ne, šiek tiek komplikuotai skamba, bet jeigu įsigilinant, tai nėra labai komplikuota, ne. Jo, tai ir tada šitoje vietoje kažkur galimai entry stop lossas, ne, ir jo, tai tada targetas all time high ir aukščiau šiaip, ne. Tai jo, tai turiu omeny, kad mum būtų aišku, ar bus naujas all time high, mum reikia pirmą pamatyti šitą vietą, ne, koks bus čia judėjimas, ne, ir tada kokį mes gausim šičia, ar tai bus irgi impulsinis ar korektinis, ne, ta prasme, ir mes tą sugebam atpažinti ir mes iš to realiai ir uždirbam, ne, ta prasme, jo, tai tiesiog turėkit omeny. Nemanau, kad reikėtų labai stipriai panikuoti, sakau, jeigu ten laikot kažkokį spotą, ne, tai na, jo, tai jeigu nepardavėt prie topo, ne, tai turiu omeny tiesiog, kad bus dar galimybė parduoti šiek tiek aukščiau, nereikia čia dabar taip panikuoti, nes realiai minus 40% yra ganėtinai nemažai, ta prasme, kai galima visą tai sumažinti iki minus 20%, ne, tai jau realiai, ne, yra kažkas tokio, ne. Pavyzdžiui, galim ir pakalbėti apie paskutinį treidą, kurį esu paėmęs, ne, buvau paėmęs, ne, tai pavyzdžiui, informavau Discordą, ne, nemokamai, ne, ta prasme, galimai turėjome range high, range low, tapinom range high, ne, tai yra realiai šitą baltą liniją, ne, buvom tapinom, mano entry aktyvavosi, po to pažiūrime, čia visai juokingas mimas gavosi, ne, ta prasme, COVID crash 1,2 bilijono likvidacijos, FTX crash 1,2
6 milijono likvidacijos random Saturday. Random Saturday 2,5 milijonų likvidacija. Tai labai. Žodžiu, čia į politiką neinam. Jo, tai va, realiai visi parašti planai, ne? Tai realiai buvo supportas, nuo kurio bandžiau atsidaryti longą, ne hedžinti poziciją, ką reiškia hedžinti, tik kai turi atsidaręs shortą ir longą tuo pačiu metu, ir jeigu vienas nepavyksta, tai tau kitas išmoka vis tiek pinigus. Žodžiu, tai taip ir įvyko šiuo atveju, ne, tiesiog informavau komandą, ne. Čia sakau, okei, jeigu mes dar padarysim dar vieną high, turiu omeny, tai aš dar kartą norėčiau įeiti į shortą, ne, nes man patiko tas visas range'as. Jo, tai va, čia esu short'e. Po to parodžiau, kad esu ir long'e, tai va, realiai longas setupas mano, tai va jau atrodė. Šiaip gavom reakciją, ne, realiai informavau, jeigu norit, atsidarykite hedging longą arba pasirinkite tik profitą. Nu, aš dažniausiai atsidarau hedginę poziciją vietoj longo, ne. Po to taip, žmogus paklausė, kokios mintys. Dabartiniai vietoj praeitos dienos vėlų area low laiko, čia to box paflipinus, gal ir įdomu palonginti būtų, ne, ta prasme, tai va, turėjom boxą, ne, realiai, kodėl šitas boxas man toks įdomus buvo, tai va, realiai matom, žodžiam čia nesimatys, bet čia buvo 8 milijonai atsidariusių naujų shortų, ne, kol tuo metu jie nebuvo underwater, tai man būtų buvę, čia kaip supply demand, tik tais ant steroidų iš esmės, ne, nes tu realiai matai, kur yra institucinės visokios activities, kabučių tarpe, ne, tai realiai fair value gapas. Žodžiu. Jo, tai sakau, jeigu paflipinu šitą vietą, ne, tai čia būtų inverse fair value gap, ne, bet nesvarbu, tai jo, tai tada būtų šitie shortai patrepinti, ne, ir tada būtų įdomus longai, ne, realiai, nu, čia ant charto va, taip atrodo ta vieta būtent, ne, matosi, gaunam rejections, po rejection, ne. Žodžiu, šiaip iškiai apie dalykus, nu ir va, žodžiu, čia va buvo ta pati va zona, ne, ir va koksai nesugebėjom mes jos paflipinti, tai tiesiog buvo, nu, kai resistance, ne, šitoj va, iš Vokietijai buvo 8 milijonų shortų, ne, ir tie shortai laikė tą savo, gynė savo pozicijas, ne, ko pasakoje gavom nemažą dampą ir ko pasakoje, nu, čia kiti treidai, kurios čia for and after. Ko pasakoje, jo, tiesiog išmokėjo neblogai man pinigų. Jo, čia TP, ne, TP2 75 tūkstančiai, nu ir va, full TP, bum, ne, ir SFP arba failed auction, ne, tai šiuo atveju buvo failed auction, matot, patys viskas yra paruošta prieš viskam įvykstant, ne, ir tiesiog po to toks laimas. That's the money. Žodžiu, tikiuosi neduos man čia copyrighto, nu ir žodžiu, turėjęs PNL 12% banko, nes rizikau, kokio 1,5% tikrai ten gavosi 1:9 restauruor, man atrodo, nu žodžiu. Tai va, žodžiu, čia va toliau updatinam chatą. Žodžiu, jeigu norit sužinoti kokius kitus levelius aš ieškosiu įeiti longą, dadėti longą ar kažkas tokio, ne. Tai jo, tai prisijungiant į Discordą, būtinai papasakosiu, ne, paklausiu klausimų, kokių irgi atsakysiu, jeigu domitės tradingu, aš žinau, apie investicijas ant stoksus irgi, jeigu ten kažkas paklausia, irgi atsakau, viskas panašiai vyksta, ne, tai su jumis buvo OX Trades ir jo, susitiksime kitame video, jeigu parodysi daugiau meilės, komentarų, laikų, tai tada gal ir padaryčiau dažniau tokių video. Jo, tai padarom gal kokių 30 laikų, nežinau ar per daug, nežinau, tai padarom 30 laikų per 2 savaitės, padarysiu dar vieną video, per 2 savaitės galimai labai realu, nes labai nedaug laikų reikia, tai 30 laikų ir 10 komentarų ir jeigu buvo įdomu, tai jo, padarysim dar vieną video.
O jeigu aplamai labai įdomu ir domitės tradinimu, norit išmokti, tai prisijunkit prie Discordo, linką paliksiu apačioje. Su mumis buvo OX Trades ir jo, iki kitų kartų.